Sveiki, turime tokią užklausą, kad neveikiantis yra magnetukai ir nepavyksta nukopijuoti naudojantis šiuo mėlynu aparatu. Antras aparatas bus naudojamas patikrai, būtent to kodo. Dabar su šituo aparatu taip pat galima patikrinti, ar magnetukai turi apskritai kažkokį kodą. Tai įsijungsime, aparatas nenuskaito, reiškia šitas yra tuščias, galime dėti į krūvą, kitos spalvos pasiėmame irgi tuščias, juodas, tuščias, raudonas, tuščias, geltonas, irgi tuščias. Kopijavimui naudosime šitą aparatą visiškai analogišką tokį, kokį turi ir klientas. Dabar jis yra įjungtas, aš jį išjungsiu ir įjungsiu iš naujo. Ir čia yra originalus veikiantis magnetukas. Tai dabar įjungsime aparatą, jisai supypsi, dega raudonas ledas. Pridėsime prie nuskaitimo šono prie aparato ir spausime read, nuskaityti. Žalias ledas rodo, kad puikiai nuskaitė. Dabar kopijuosime magnetukus. Pridedame ne čia, ne čia, ne čia, bet būtent prie šito šono. Ir spaudžiame write, įrašyti. Žalias ledas užsidegė, dedam į šoną, vėl dedam kitą spalvą. Žalias ledas užsidegė, įrašė ir visus taip pakartosime. Trauksiu arčiau. Vienas nukrito, nieko tokio, pasikelsime. Nukopijavus visus magnetukus galime patikrinti juos su kitu aparatu. Tai visų pirma pasižiūrėkime, koks kodas yra originaliame magnetuke. Matome kodo pabaiga EE5. Išjungiame ir iš naujo jungiame aparatą. Pasiėmėme bet kurį nukopijuotą magnetuką, kurį kopijavome su šituo aparatu ir patikriname. Irgi. EE5. Pasimkime kokios kitos spalvos magnetuko, tikrinsime. Tas pats E5. Pasiėmame pilką. Irgi E5. Na, pabandykime visų spalvų patikrinti. Irgi EE5. Žalias buvo, geltonas buvo, raudona pabandykime. Irgi EE5. Pasiimkime, kokios dar nebuvo čia spalvos, rožinė spalva, įsijungiame.
Vėl tas pats EE5 kodas, šviesiai žalia, salotinė. Patikrinkime vėl EE5 kodas. Juodos nebuvo spalvos, tai patikrinsime irgi. Taip pat EE5 kodas. Ir visos spalvos kaip ir yra patikrintos. Tikriausiai svarbiausia yra pasakyti, kad kopijavimas vyksta ne iš bet kurios įrenginio pusės, bet būtent iš šitos. Sėkmės kopijuojant.